Na, o dabar sportuot. Šitą dalį jau filmuoju 5. kartą. Ir kuo toliau, tuo labiau vis daugiau šneku, tai nusprendžiu, kad aš geriau viską pasakysiu labai paprastai. Turbūt daugelį iš jūsų kilo klausimas, taigi kur aš dingau ir kodėl nebedariau jokių YouTube video. Tai atsakymas labai paprastas. Pasikeitė tiesiog mano dienos rutina ir didžiąją dalį dienos aš praleidžiu ofise. Tai kaip ir nėra labai ten ką filmuoti. Todėl aš nusprendžiau, kad nebeatidėliosiu savo planų filmuoti savaitgaliais ir pasistengsiu kuo dažniau tą padaryti. Nes iš tikrųjų per praeitus metus pasikeitė labai daug kas, pradedant mano plaukų spalva, kaip matosi, galbūt ir kelis kilogramus priaugau. Pasikeitė netgi tai, kaip aš verduosi kavą ir kiti visokie smulkus dalykai, iš kurių susideda vienas didelis dalykas. Sau tikrai dabar neprižadėsiu, kad kursiu kiekvieną dieną ir filmuosiu kiekvieną dieną, bet pasistengsiu tai daryti dažniau, nes man iš tikrųjų pats filmavimo procesas ir ta kūrybiška dalis filmavimo labai patinka. Šiandien visos dienos nefilmuosiu, nes išeiname mes į gimtadienį, bet aš noriu jums parodyti, kaipgi dažau antakius, nes aš neinu niekur jų dažytis, aš tai darau pati ir nesigauna man tikrai labai tobulai, bet aš po vieno karto Londone labai nusvilau ir po to karto niekas daugiau nesilietė prie mano antakio, tai buvo gan seniai. Pasiėmiau viską, ko man reikia, tai yra antioksidantas, antakių dažai, Refekto Cilis, man atrodo vadinasi, čia yra spalva ruda, tamsiai ruda, indelį, kur maišyti dažus. Turiu tokį teptuką, šepetėlį, pincetas, toks peiliukas antakiam, ausų krapštukas, veidrodėlis, kurį naudoju 1000 metų jau, turbūt atpažįstamas iš video. Šitą maišymo indelį įspaudžiu šiek tiek dažų, tada įlašinu antioksidanto, kokius 5 lašiukus. Viską išmaišau tuo tokiu antakių šepetėliu. Tiesiog su šepetėliu aš tepu per visą antakį ir visus plaukelius. Kodėl aš naudoju šepetėlį? Todėl, nes aš jaučiu, kad man taip kažkaip gražiau pasidengia plaukas, nenusidažo tą odą taip. Tai va. Nebijau užsitepti, nes turiu krapštuką, jeigu ką, tai viskas išsivalys. Ir iš viršaus perbraukinu, žodžiu, kad visi plaukeliai nusidažytų. Tai dabar taip gan baisiai atrodo, bet viską valysim. Dar pasiemu teptuką mažyti, jeigu yra likę dažų, tai aš juos su teptuku tolygiai paskirstu ant plaukelio ir dar šiek tiek formą padailinu. Palaikau kokias 5 minutės ir paskui viską nuplaunu ir nuvalau vandeniu bei miceliniu vandenuku. Na, va, kaip atrodo jau išsipešiojus ir biškį paformavus, tai mano antakiai iš tikrųjų yra skirtingi, šitas yra plonesnis, šitas yra žymiai storesnis, bet manęs tas neerzina ir aš kažkaip tai susitaikiau su tuo. Šiaip tai gal dabar jie truputį tamsoki, bet po kelių kartų veido plovimo tai jie atsiplaus. O dabar noriu parekomenduoti vieną knygą. Čia yra ta knyga, tai yra 5 valandos klubas. Iš tikrųjų, čia labai pabrėžiama tas kėlimasis 5 valandą ryto, bet aš labiau šią knygą vertinu dėl to, kaip jis skatina žmogų siekti savo tikslų ir atsikratyti tam tikrų žalingų įpročių, ypač populiarių šiom dienom. Tai aš nekalbu apie rūkymą ar ten alkoholio vartojimą, bet visai apie kitus dalykus. Tai tikrai, jeigu trūksta motyvacijos, šita knyga yra visiškai liuks. Aš jau ją beveik baigiu perskaityti. Iš tikrųjų atsikeliu kiekvieną dieną ryte ir perskaitau po tiek, kiek spėju, bet knyga tai yra labai gera ir paskui sakiau, pirksiu dar šio autoriaus knygų. Kas liečia antakius, tai jeigu jūs turit kažkokią tai meistrą ar ten
profesionalė Vilniuje, tai būtinai man rekomenduokite, aš pasižiūrėsiu darbus, ar man patinka ir galbūt pabandysiu kitą kartą nueiti pas meistrą, nors iš tikrųjų tai labai bijau. Matėt, buvom išėję pasivaikščioti, nes šiandien yra žiauriai gražus oras, atsigėrėm kavos. Taip atrodo mano makiažas vakarui. Nieko sudėtingo, paprastas, švytintis, žemės spalvų, nieko ryškaus. Tai va, manau, kad šiandienai kaip ir daugiau nieko nebefilmuosiu, nebent savo outfitą, jeigu spėsiu. Lai šiandien tokie outfitas. Žalias mango kostiumėlis. A ne? Martensai. Pageltonavę šiek tiek. Ir nenusivalo. Tai va, į lauką. Į lauką. Tai kaip matosi iš mano veido ir po akių, vakar būta ir šampano, ir kokteiliukų, ir sumuštinukų, ir visokio tai maistelio sūraus. Tai šiandien savijauta ryte nelabai 100% buvo, bet kažkaip atsikėliau, nuvariau pasportuoti salę ir lyg ir atsigavau. Paskui užsukau į drogą, nes reikėjo pasiimti keletą dalykėlių ir nusipirkau veido kaukę iš Garniero. Iš Garniero kažkaip keistai skamba, tai gal sakysiu iš Garnier. Pasakysiu, ar patiko, ar nelabai ir ar ką nors man iš vis jinai padarė. Man visą laiką po tokių savaitgalių, nors jų būna ir labai retai, norisi padrėkinti veido odą, tai dar turiu tokią vieną veido kaukę iš Sensilis, man atrodo, brando. Tai parodysiu, kokia šiaip tikrai labai gera kaukė ir labai gerai atgaivina veido odą. Įėjau vonę ir atsiminiau, kad neišsiplovau šepetėlių, tai va dar turėsiu visą misiją šiandien išsiplauti šepetėlius. Va, štai šitą veido kaukę, man tai labai patinka, labai gerai atgaivina veidą ir veido odą ir va čia rašo tik detox mask, tai iš tikrųjų jaučiasi tokia lengvesnė ir gaivesnė. Riešutų sviesto kolekcija. Minimali. Iš visų skaniausias, jeigu žiūrėdavot mano vlogus, tai yra šitas. Bet draugas buvo atvažiavęs pas mus į svečius ir užrodė va tokį va su čili paprika. Tai čia šarūnui labai patinka. Dabar valgo riešutų sviestą, kaip nežinau kas. Ir šitas yra žiauriai skanus su kokosu. Ir čia yra 100% natūralus, be jokio cukraus. Šitie tai nelabai skanus man, aš juos Londone valgydavau, kai būdavo kokia akcija, bet šiaip tai neverta mokėti tiek pinigų. O va, šitas kainuoja tik tai apie 3 eurus ir žiauriai geras. Dar yra toks, bet aš čia naudoju jį labiau gal padažui kokiam, tai nežinau. Ir šiaip jis mažiau riebalų turi, bet ir skonis toks lyg mažiau riebalų būtų ir nėra labai skanus. Ką valgai? Vačką. Su uogiene ir riešutų sviestu. Parodys, kaip darai pyragą? Taip. Gerai, iki pasimatymo. Iki pasimatymo. Vloginu. Nu. Sveiki visi. Toks jausmas, kad šitam videoblogė būsiu vis skirtingose amplua, nepasidažiusi ir nedažytais plaukais, tada pasidažiusi ir nusidažiusi antakius, o tada dažytais plaukais ir pusiau pasidažysiu. Tai va, nusidažiau plaukus šiandien ir šeštadienį nusideginau kaktą su garbanokliu, todėl turiu tokią vat žymę, nežinau ar matosi, kurią labai skauda, o rytoj mano gimtadienis. Ta proga aš pasidovanojau savo batus, o iš tikrųjų tai sugalvojau tik tai dar vieną priežastį, kodėl turėčiau nusipirkti dar vieną porą batų. Tai noriu tuos batus jums parodyti. Tai va, batai yra iš miumau.lt.
Aš juos buvau seniai nusižiūrėjus ir kai pamačiau, kad liko tik tai viena pora mano išmeros, aš juos iškart nusipirkau tiesiog vidurnaktį. Jie yra iš Bronx. Žiūrėkit, kokie gražus. Visiškai pavasariniai batai. Aš tokių batų neturiu, tokios spalvos ir tos sock trainers, nežinau kaip pasakyti, kojiniai sportbačiai. Kai pasimatavau, yra žiauriai patogus, tai aš labai laukiu, kada bus geresni, gražesni orai ir galėsiu juos užsidėti ir ant kojos labai gerai atrodo ir žiauriai patogus. Kadangi, kaip sakiau, mano gimtadienis rytoj, aš nešiuosi darbą pyragą iki tortą, kuris yra labai paprastas, iš meduolių, grietinės ir bananų. Ir jis yra žiauriai skanus ir žmonės niekada nespėja, iš ko jis yra pagamintas. Tai va. Pirmą sluoksnį aš supjaustu meduolius ir padengiu tą visą skardelės dugną. Man gaila išmest maistą. Trupiniukai. Tada reikės 4 bananų ir grietinės. Bananus reikia supjaustyti ir sumaišyti su grietinė. Taip, 4 bananai ir indelis grietinės. Dar biškį jogurtą graikiškai maišysiu. Seksi kadras. Netrupinau meduolių, o yra toks dievo išradimas iš Tupperware va šitas. Šitas vatonis man padėjo viską pamatyti, ten padaryti. Su juo gali malti viską, riešutus, sėklas, nu, žodžiu, beleką, daržovės, svogūnus, meduolius, viską. Ir tada ant to sluoksnio, kur buvo meduoliai, aš dėjau grietinės ir bananų sluoksnį, dabar dėsiu tuos meduolių trupinius, tada dėsiu grietinės ir bananų sluoksnį, tada ant viršaus vėl dėsiu meduolių ir bus pyragas baigtas. Per naktį palaikysiu šaldytuve ir rytoj bus labai skanu. O tau bus skanu? Valgysi? Viskas, baigiu šitą vlogą ir susitiksim kitame. Čiau!